Labas, Agne. Labas, Greta. Matau, jūs nemiegate ir dirbate tikrai sparčiai. Taip, iš ties jau leidžiame sieną šiltomis spalvomis, gyvomis, kurios pradalina šį kambarį. Ir pasirinkote ornamentą, ne? Taip, tam, kad nebūtų vien tik tai vientisi spalviniai plotai, tiesiog dengsime juos, ištapysime ornamentu. O kodėl būtent toks? Dėl to, kad išsirinkome užuolaidų audinį, kur stilizuotai išsirinkome kažkokį ornamentą ir būtent pritaikysime šiai sienai. Tai laukia nemažai darbo, ar ne? Matau priemonės išgauti ornamentą ant sienų. Tikrai įdomios, pakomentuok. Taip, iš tikrųjų, kiekviena šeimininkė namuose rastų kažkokį, tarkim, puodo dangtį ar stiklainiuką, kuriuo pasilengvintų savo, tarkime, dekoravimu. Juo gaunasi grafiškesni būtent elementai ir greičiau vyksta darbas. Čiagi man belieka palinkėti jums sėkmės. Dėkui. Taigi įsimame tiesiog puodo dangtį, pridedame jį prie sienos ir teptuku apvedame kontūrą. Tuomet mums reikalingi mažesni rutuliukai. Pasiėmame atitinkamai mažesnio skersmens stiklainiuką. Analogiškai prisidedame prie sienos ir apvedame. Gauname taisyklingus apskritimus, kurie turi meniškus išsiliejimus ties kraštais. Rutuliukus sujungiame linija. Būtinai iš pradžių visus pasidaryti būtent eskizą, kurio laikantis ir dekoruoti sienas. Tai būtų paprasčiau, lengviau ir išlaikytas būtų bendras įvaizdis būtent kambario. Galima aš pabandysiu? Be abejonės. Prašau štai kirpikos. Tikiuosi nesugadinti viso grožio. Bangelės. Per centrą. Labas, Agne. Labas. Klausyk, neįtikėtina. Šitas kambarys atrodo kardinaliai pasikeitęs. Taip, iš ties pakeitėme viską, užuolaidas, sienas, baldus ir manau, kad įspūdis tikrai naujas, geras ir šiltas ir jaukus. Tikrai taip. Klausyk, ar darbai baigti? Taip, darbai baigti. Aš esu priblokšta ir šokiruota tuo
grožį, kurį čia matau. Ar primena senąją svetainę? Ne, jokių būdų. Čia yra visiškai kaip du skirtingi pasauliai, gal taip galima sakyti. Ar patenkinta esate sienų spalva ir specialiai jums sukurtų dekorų? Taip, man labai patinka. Specialiai aš taip ir svajojau, ir norėjau, kad būtų būtent apvalūs ornamentai su auksu. Tai aš dabar čia matau ir džiaugiuosi labai, kad viskas taip ir įvyko. Na, o baldai šviesus, tiesiog nauji, gražių formų ir nepriminantis jūsų automobilinės sėdynės. Ar kaip nebegaila jų prarasti? Ne, nieko negaila. Iš viso baldai tai yra tokie tarsi debesis man ir palyginus su tuo, kas buvo, tai yra nepalyginama. Mes turime naują kambarį, naują svetainę, kurioje trūksta ko? Vyro. Vyro. Merginos, aš einu pasitikti Lino. Galite atsimerkti. Nu, geras. Nepažinau, Rasytė. Nu, ką tu čia sugalvojai? Nu, kaip tau nusikėlė pasikeitimai? Nu, nieko. Po savaitės net pažinti neįmanoma namų. O žmonos? Aš net nepažinau, galvoju, kad čia sėdi. Nauja žmona. Linai, įvertinimas geras, suprantu, ar ne? 100 balų. 100 balų. Šaunu. Agne, išties puikiai padirbėta. Manau, padirbėjom tikrai nuoširdžiai, puikiai ir linksmai. Be abejo, linksmai. Rasos ir Lino šeima liko tikrai patenkinta, o mes turbūt galime eiti keisti kitų interjerų, ne? Taip, pats laikas pradžiuginti ir kitus. Lekiam. Jei jūsų šeima nori pakeisti namų interjerą ir turi sukaupę tam tikrą pinigų sumą, mūsų laida yra pasiruošusi jums ištiesti interjero dizainerio pagalbos ranką. Rašykite mums laiškus info@statybutv.lt.